2013 buvau Monake, mes dalyvavom ten paros bėgime ir aš jau su mintim, kad galbūt po metų, po 2, po 3, iškės ten kaip tik buvo 10 parų bėgimas, vienintelis Europoje. Toks noras buvo, reiškia, sudalyvauti tenai. Kaip priartėti prie Piotro, nes jis ten bėgo, reiškia, 11 parų, ten 10, ta prasme, aš iš labai toli prieinu prie viso to. Kaip sako, step by step, po truputėlį, tai susipažinau su trasa, su aplinka. Monake bėgimas yra labdaringas, ten daug labai rėmėjų yra, jį kuruoja, reiškia, karališkoji šeima ir bėgimas vyksta būtent 8 paras, tai 45 žmonės yra užregistruoti, kurie bėgs 8 paras, o visi kiti žmonės paaukoja tam tikrą sumą, gali, reiškia, tame pačiame rate kažkiek tai prabėgti. Tai 2013 metais, kai aš bėgau, jeigu neklystu, dalyvavo apie 10 000 žmonių. Rėmėjai, už kiekvieną nubėgtą kilometrą, jeigu neklystu, €20 ar €30, tai tikriausiai tas 30 yra mokesčiam pat. O mes už dalyvavimą turim patys susimokėti. Ir paskui pačio renginio metu, reiškia, mes už papildomą maistą turim susimokėti, už savanorių darbą ir ten tokių išlaidų. Ir šiaip Monakas iš principo brangi vieta yra. Kas įdomu tik tai, kad, reiškia, tu bėgdamas gali tų rekordų, kaip sakyt, pririnkti. Tai yra visi, reiškia, kilometriniai, ten 100 km, 200, 300 ir taip toliau. Ir tas pats yra su myliom. Yra 100 mylių, 200 mylių ir myliom, tada yra 6 parų, nes oficialiai rekordai yra fiksuojami 6 parų. Jo, 10 parų ir 1000 mylių, 3 tokie, tos didelės grupės. O pakeliui viskas, sakykime, yra skaičiuojama. Tikriausiai net ir Piotras savo knygoje yra paminėjęs, kad, reiškia, bėgimo metu sustabdydavo visus sportininkus, sugrodavo Lietuvos himną ir toliau pratęsdavo visi bėgimą. Nes buvo pasiektas kažkoks tai rekordas. Reiškia, dabar organizatoriam, kaip aš rašiau savo, reiškia, tą vadinamą CV pristatymą, reiškia, aš rašiau irgi apie planuojamus tikslus, kad jie turėtų galimybę, sakykime, pasiruošti tą Lietuvos himną. Nes yra tokių minčių. Tarkim, jeigu pavyktų 100 mylių rekordą pagerinti, bet kas, tokiom bėgime tikrai tas yra neįmanoma. Reiškia, visi tikriausiai pradės nuo 1000 km ir aukščiau, arba nuo 600 mylių ir aukščiau. Tai tuos rekordus galima jau pagerinti, bet iki to tikrai ne. Aš šiaip planuoju bėgti vidurkį. Tai nei greitėjančiai, nei lėtėjančiai, o išlaikyti tą, sakykime, pastovų, kiekvieną dieną nubėgti tam tikrą skaičių. Ne pradėti greičiau, kaip dažniausiai būna, nes didelė dalis būna, kad pradeda labai greitai, o pabaiga tokia. Nes aš tokią gerą taisyklę iš senų bėgikų, kaip sakyti, išgirdęs esu ir ją naudoju. Nes laimi tas, kas bėga antrą pusę greičiau. Ta pradžia, reiškia, tokia lėtesnė. Ir toj pačioje Amerikoje, sakykime, 10 parų bėgime, reiškia, man pavyko. Nuo 5 paros mano rezultatai vis kilo. Vis po mylę, po 2, po 3, po 4, bet jie visą laiką kilo į viršų. Tai, reiškia, man pavyko, buvo labai geras treniruočių procesas, pavyko pasiekti gerą sportinę formą ir būtent tik pasitaikė geros oro sąlygos ir aš galiu bėgti greičiau, kiekvieną dieną vis greičiau.